Nesveika savikritika, nemeilė savo, savęs nepriėmimas atsiranda dėl dviejų svarbiausių priežasčių. Pirma priežastis, taip kaip ir sakoma, iš tikrųjų atsiranda dėl to, kad vaikystėje su vaiku buvo elgiamasi kažkaip tai netinkamai. Ir dabar kaip netinkamai? Jeigu vaikas, ką tik gimęs naujagimis, jisai dar negali savęs nemylėti. Jisai nei mylėti, nei nemylėti negali. Ir reiškia, kažkas tai netaip vyksta su tėvais. Vaikas tiesiog sugeria tėvų nemeilę savo. Bet ta nemeilė nebūtinai yra tokia tiesmukiška, kad tėvai tiesiog kažkaip tai vaiko nekenčia ir nesirūpina. Kartais užtenka to, kad pavyzdžiui tėvai neranda vaikui laiko. Nežaidžia su vaiku. Ir vaikas galvoja, jeigu mane visą laiką mama tik tai sako, netrukdyk, tai reiškia kažkoks blogas, kažkoks netikęs, jisai jau pradeda savęs nemylėti. Arba tėvai vaikui nesišypso. Tėvai blogos nuotaikos ir vaikas net tada, kai tėvai, pavyzdžiui, išsiskiria, vaikas gali galvoti, dėl manęs išsiskiria, aš kažkoks netoks. Vaiko mąstymas yra maginis ir jeigu tėvai juo nesidžiaugia, neranda jam laiko. Dar vienas momentas, jeigu giria tik už pasiekimus, o ne už tai, koks tas vaikas iš tikrųjų yra. Visi tie jautrūs dalykai, jie iš karto vaiko yra sugeriami, vaikas juos pajunta ir iš karto pradeda jaustis kažkoks netoks ir pats nemoka paskui savęs mylėti. Ir aišku, kai girdime tokį ir patiems mums gana sunku tuos vaikus taip tobulai mylėti, kad jie mylėtų save ir ką daryti su savim, su mumis pačiais, kurių jau kažkada senovėje nemylėjo ir tas įsispaudė galvoj, tas skaidrė, tas toksai požiūris į save mūsų, toks pats kaip tėvų į mus, tai siūlo, pavyzdžiui, kognityviniai psichologijai siūlo įsivaizduoti tą situaciją, kur kaip tik tėvai pademonstruoja vienokį ar kitokį nemeilę savo variantą. Na, pavyzdžiui, neranda mum laiko, mes prašom, kad pažaisk su manimo, tėvai nežaidžia. Ir kaip mes pasakytumėte, ką mes dabar pasakytume tėvams, kai mes esame protingi, suaugę, kaip mes galėtume jiem pasakyti, ką jie neteisingai darė. Labai svarbu vaizduoti į tą filmuką prasukti iš naujo ir kad, tarkim, ateini pas mamą į virtuvę ir sakai, na, žinai, mama, kai tu jau 3 valandas man nerandi laiko, tai aš jaučiuosi toks liūdnas, toks nelaimingas, toks nemylimas. Ir pasižiūrėti, ką ta mama galbūt to vaizduotė atsakytų. Vienu žodžiu, reikia iš naujo įeiti tą situaciją, nesijausti blogų, o supykti ant tėvų, pažiūrėti juos kritiškai. Dabar kitas dalykas, dėl ko žmogus jaučiasi, nemyli savęs, išmoksta nemylėti savęs. Net jeigu vaikystėje jį tėvai ir mylėjo, dar gali viską sugadinti socializacija. Pavyzdžiui, jeigu jūsų nemylėjo visą klasę, kokius 5 ar 6 metus, jūs buvote atpirkimo ožys, jūs išjuokė, jūs kritikavo, su jumis nežaidė, jūs irgi nustosite save mylėti. Irgi normalu, ar ne? Tai kaip čia atsitinka? Žmogus, kai jisai gauna daug neigiamų žinučių iš aplinkos, jisai nebesupranta, kas kaltas. Jam pradeda atrodyti, gal tikrai aš kažkoks netoks, jeigu su manim žmonės netaip elgiasi. Arba jeigu partneris jūsų nuolat jūsų nemyli, irgi pradėsite savęs nemylėti. Taigi, tokiu atveju labai svarbu įgauti naują patirtį, kurioje jūs esate nesmerkiamas, mylimamas, priimamas. Jeigu galbūt visą klasę jūs ir 5 metus skriaudė, bet jeigu jūs sutikot mylinti žmogų, kuris 5 metus jūs gyrė, visą tai išsitrins. Jūs pradėsite vėl gerai žiūrėti į save. Na ir aišku, kitas dalykas, kad kai kurias savybės vis dėlto reikia pataisyti. Jeigu, pavyzdžiui, turit kokį bjaurų įprotį, na, tarkime, sarkastiškai pasišaipyti iš silpno žmogaus ir tas silpnas žmogus paskui tampa piktų žmogum, tai galbūt reikėtų išgyvendinti tokį įprotį, išmokti kažkokių kitų įpročių.